Va, užrašymas kažkaip, jautiesi, kad po tavęs kažkas liks. Kas dar suteikia sparnus? Pasak ponios Vidos, kelionės. Dabar daugiausia keliauja su 3 amžiaus universitetu ir kasdien dėkoja visiems, padedantiems su vėjeliu žengti per gyvenimą. Jau buvau Paryžiuje, buvau Dubline, buvau Kordoboje, dabar gegužės mėnesį važiuosiu į Olandiją, o paskui laukia Tenerifė. Kinų mąstytojas Konfucijus mokė, svarbiausia ne greitis, o kad niekada nesustotume. Nesustokim ir mes. Pasimatykim po savaitės. Sudie. Antrąją Velykų dieną kviečiame daugiau sužinoti apie pasnikus, mėsos valgytojus ir vegetarus. Dar Velyknakčio būgnai bei lalauninkai. Ir legendinės LRT laidos ir jų kūrėjai šįsyk Danutė Keturakytė ir Vytautas Domaševičius. Šventinė nuotaika daiktų istorijose šiandien 18:30 per LRT. Šeimoje muzikavimas buvo nuo pačių pirmų dienų. Muzika nuo ryto iki vakaro. Mums patiems labai atsibodo, labai daug tos muzikos namuose. Gelgotai. Iš namų tiesiai į didžiąją sceną. NIKO, Naujų idėjų kamerinis orkestras, dabar vadinasi ansamblis Niko, jau 20 sezonų beveik. Dinastijos. Rytoj 21:30 per LRT televiziją. Rinkis iš 5 kalbų ir žiūrėk LRT televiziją su subtitrais portale LRT LT. Labas vakaras Lietuva ir sveikinu visus su šventomis Velykomis ir antrąją jų dieną. Šiandien pirmadienis, šiandien į darbą net, šiandien galbūt dar esate susitikę su savo šeima, o aš susitinku net su 2 šeimom arba draugų kompanijom. Ir tai yra Tado komanda. Labas vakaras, užeikit pas mus. Taip pat čia atvyko ir Valdo komanda. Sveiki, mes čia, taip jau užeikit. Gerai. Pasimetę šiek tiek, bet aš matau, kad atvykot, svarbiausiai tai yra tikrai itin svarbu. Na, o dabar papasakos jums ir taisyklės žaidimo, kad viskas būtų paprasčiau ir aiškiau. Apklausėm 100 Lietuvos gyventojų ir jums reikia pasakyti populiariausius jų pateiktus atsakymus. Taisyklės paprastos, užtenka tik tiek, žodžiu, žaisim ir bandysit laimėti, spėti ir atspėti. O dabar susipažinkim. Sveiki, labas vakaras, sveiki, gyvi. Sveiki, kaip gyvenat? Puikiai. Pakylėtai? Nes Velykos? Gerai, Tadai, trumpai iš kur atvykot? Iš Molėtų. Iš Molėtų, ką veikėt Molėtuose? Dirbam. Gerai, sunkiai dirbat? Įtemptai. Įtemptai. Visi dirbat kartu? Ne, atskirai. Atskirai. Jo. Tai aš kaip suprantu, informacijos man daug